čia pabandysim pakalbinti. Labą dieną, turim dovanų, jums galima pakalbinti trumpai. Niekas nenori dovanų, aš nesuprantu. Labą dieną, turim dovanų. Labą dieną, galim pakalbinti ką nors. Jūs nekalbat lietuviškai, ar ne? Labą dieną. Net nekreipia dėmesį. Labą dieną, galima trumpai jūs pakalbinti. Turim dovanų. Galima, ar ne? Taip, klausimas yra toksai, kas jums yra empatija? Kito jausmų išjautimas. Labai geras atsakymas. Tai yra aiškiai. O kas yra tolerancija jums? Kito veiksmų be jausmų. Užjautimas, kaip pasakyti, toleruoti. Empatija tai yra, matyti jūsų akis, jūsų emociją, jūsų šypseną šiuo metu. Tai ir yra empatija. Tolerancija būtų jausti bendrystę su kiekvienu žmogum. Kovo 21 diena. Kokia tai galėtų būti diena? Kaip galvojat, koks čia minėjimas? Neįsivaizduoju. Jeigu net klystu, tai kažkada buvo Žemės diena. Žinot, kad tą dieną reikia skirtingas kojines susidėti? Ne, bet dabar žinosiu. Taip, ir sesės gamina kojines. Taip. Ir ten yra visokie užrašai, palinkėjimai ir taip toliau, kaip joms atrodo, kas yra empatija. Turime jums dovanų kaip tik kojines. Tai prašom ir 21 dieną pasipuoškit gražiom kojinėm. Tai jums dovanų kojinių pora. Dėkui. Ir švęskit dieną, užsidėkit kojines. Būtinai. Vienas ar mane girdit. Galima pašnekintis? Ne, ačiū. Turim dovanų. Trumpai. Užtenka man. Galima jūs pakalbinti, ne? Labą dieną. Galima jūs pakalbinti trumpai. Mes turiu dovanų jums, turiu dovanų kalbą kojines, reikės atsakyti klausimą. Nika. Čia mūsų kojines. Ką? Ta prasme, jūsų kojines dar ne jūs? Kas kojines turit? Aš čia tiesiog Instagramą kalbą kojines susiradau, užsisakiau ir dovanoju žmonėm. Mes kaip tik, žinokit, šito brendo įkūrėjos esame. Aš sakau, kur jūs matytos man, grinai iš Instagramo ir mačiau, jūs kuriat šitas kojines. Bet čia žiauriai geras tapimas, nes iš tikrųjų dabar mes kaip tik einam į savo ofisą pakuoti siuntų, užsakymų. Šiaip, Tai- ar aš labai naglas būčiau, jeigu su jum eičiau? Nika, mes turim šiek tiek laiko? Jo, turbūt. Turim? Jo. Sesės verdiktas yra taip. Yes, aš einu į ofisą, viskas, išdalinom dovanas, einam į ofisiuką. Kai smagu jūs matyti, jėga. Tam, kad pakeistumėm požiūrį, nereikia didelių scenų, pakanka labai paprasto dalyko – poros kojinių. Kalba kojinės tai yra sesių socialinis projektas, kuris kalba apie toleranciją, pagarbą ir drąsą būti savimi. Šis verslas gimė iš jų asmeninės istorijos ir dabar jis siunčia žinutę visai Lietuvai. Labas labiausiai už tave, už tai, kad būtum priimtas ir už tai, kad galėtum būti savimi. O dabar kviečiu aš jūs susipažinti su sesėm. Neda Elena ir Nikita Marija, ateikit arčiau. Ir ką, keliaujam tada, kaip ir žadėt, pas jūs į ofisą, ne? Prašau, Rodykit kelią. jauskitės kaip namie. Užeikit. Gerai, sesės. Kur aš atėjau, kur mes esam ir kas čia vyksta ir ką čia veikiat? Taip, čia mūsų ofisas, kur mes pakuojam. Dirbam kartu su sesėm, su kalbojime. Taip, čia šitą erdvę mes vaizduojam savo ofisu. Bet kaip ir Nikita sakė, čia pagrinde pakavimas vyksta. Ypatingai čia daugiausiai laiko praleidžiam prieš pat Kalėdas ir prieš kovo 21 dieną, apie kurią turbūt dar šiek tiek pakalbėsim šiandien, nes tuo metu būna daugiau užsakymų, tai čia dieną naktį. Aš apie pakavimą iškart paklausiu, o kodėl yra rožinė, raudona ir mėlyna? Čia sutapimas. Sutapimas nieko nereiškia. Tai, ne? Nieko nereiškia. Mes turim daug skirtingų spalvų kaspinėlių ir taip gavus, kad šitos 30 čia atsirado. Gerai, ir aš matau užrašą kalba kojinės. Tai ką jūs iš tikrųjų kalba ir ką jūs sako? Kojinės su ypatingimis užrašais. Ir va, kodėl parašyta kalba kojinės, taip yra kalba kojinės. Taip, nes per tuos užrašus mūsų kojinės kalba. Mūsų kojinės kalba ne šiaip, bet ką. Jos kalba iš tikrųjų? Tyliai. Tyliai. Jo. Tie užrašai yra apie toleranciją, apie supratingumą, apie žmonių skirtumus, apie tai, jog visi esame skirtingi, bet taip pat šiek tiek ir panašus. Gerai, klausimas mano yra toks, o ką šiandien kalba jūsų kojinės? Mūsų kalba kojinės kalba labai įvairiom žinutėm, bet viskas, kaip ir minėjau, susideda į tą pačią vieną mintį apie toleranciją, apie priėmimą. Tai Nikute, gali parodyti, ką šitos, pavyzdžiui, kojinės kalba? Tai šitos kojinės kalba apie netobulumus. Netobulumus. Aha. O, Ir čia parašyta ir tai yra tobula, o ant kito kojinės
niekas nėra tobulas. Taip, niekas nėra tobulas ir tai yra tobula. Tai čia realiai visa mūsų projekto esmė ant šitų kojinių parašyta. Tada šiaip šitos rudos labai mėgstamos mūsų klientų kojinės. Tai more hugs, less judgment. Daugiau apsikabinimų ir mažiau... Kaip čia gražiai išversti tą žodį. Ne veltui angliškai parašėm. Mažiau teisimo, mažiau kritikos ir daugiau apkabinimų. Ar prisimenat, koks buvo pirmas užrašas? Taip, ant šitų mūsų pirmų kojinių, kur parašyta mes visi skirtingi ir mes visi vienodi. Čia pats pirmas jūsų užrašas? Taip. Ir pačios pirmos mūsų kojinės. Tu papasako, kas sugalvojo tą užrašą. Šitą tekstą sukūrė mūsų mažasis brolis. Brolį turi dar? Taip. Jauniausias šeimai. Taip, jauniausias. Linkėjimai Tadai. Taduli. Linkėjimai. O gerai, kalba kojinės, o nebus kažkada ateityje kalba džinsai, kalba džemperiai, kalba kepurės? Ar bus, ar nebus? Nu, turbūt bus, o gal ir ne. Intrigėlė. Liekam paslapti. Tai paliekam paslapti, bet mes nežinom kada. Jo, iš tikrųjų tai gerai, truputėlį išduosim, galbūt tai nesivadins kalba džinsai, kalba kepurės ir taip toliau, bet mes tikrai kuriam planus, kaip čia praplėsti šitą mūsų visą projektą, nes sekasi neblogai ir pačios jau norim daugiau negu kojinių. Jau, žinot, pilna spinta kojinių, dabar jau reikia kokių džemperių. Va. O dabar žiūrėkit, jūs sugalvojot mintį kažkada, negimė ta mintis ir kiek laiko praėjo kaip pirmo pardavimo? Tai praėjo turbūt, kiek tau Nika metų dabar? Man dabar 19. 19 metų. Bet visa šita mūsų mintis pradėjo brandintis, kai Nikita gimė. Na ir žinoma, sužinojom, kad Nikutė gimė su Dauno sindromu. Ir jau nuo tos akimirkos pradėjo aplink mūsų gyvenimą lipti visokie stereotipai, visokios nuomonės, žmonių nusistatymai. Ir tas ir uždegė tą tokią ugnelę, tą norą pakeisti tą visuomenę, nes net ir kai buvau labai mažytė, tarp mūsų tik 3 metų skirtumas, tai realiai iš pradžių gal aš net nesupratau, kad Nikita kažkokia kitokia, bet jau kai pradedi eiti į mokyklą, pradedi girdėti žmonės tą patį žodį Daunas vartojant, kuris šiaip yra nevartojamas ir prašau visi žiūrovai, nevartokite, ačiū. Tada toks jau užsidega tavy noras padaryti kažkokį pokytį. Tai, sakyčiau, čia ir buvo ta pirma sėkla tokia pasėta, kai gimė Nikita. Gerai, kai jūs sugalvojot ir pradėjot, ar aplinkiniai sakė kažką, kaip jūs vertino, gal kažką minėjo? Buvo keista žmonėm, kai mes pardavinėjom kojines. Jo, iš tikrųjų, dar kai net nepradėjom, daug kas klausė, nu tai va, baigėjai mokslus, ką dabar darysi? Ir sakau, su sesė pardavinėsim kojines. Kojines, rimtai, taip pat čia nieko rimto. Bet, nu ir tada, aišku, kol dar nesi pradėjęs, tada pradedi šiek tiek abejot savim. Paskui jau, kai mes pradėjom, jau pirmas tas kojines išleidom, visą tą savo žinutę iškomunikavom, tada staiga visos tos nuomonės užtilo ir žmonės tikrai pradėjo pamatyti tą prasme, palaikyti labiau. Nu, negaliu sakyti, kad mūsų nepalaikė. Artimieji šeima, močiutės pusės yra visos, tai iš karto labai buvo už. Tai gerai, o kaip šiaip žmonės? Ar nebijot, kad nesupras, pavyzdžiui, apie ką jūs kojinės? Niekada tą savo žinutę nebejojom, nes, sakau, labai ją stipriai jaučiam. Ir žinom, kad daug žmonių tą patį išgyvena. Ir taip pat nori, kad ta visuomenė būtų atviresnė, labiau priimtų žmonės, kurie turi skirtumų vizualių ir ne tik vizualių. Tai kažkaip tą žinutę ir nesuabejojom. Tik tas buvo klausimas, ar mums pavyks ją iškomunikuoti pakankamai gerai. Tai man atrodo, kad visai gavosi. Gavos, labai gerai. Nu, supratau. Ačiū labai, bet dar ne pabaiga. Einam pasivaikščiot. Truputėlį pakvėpuojam grynu oru, nes už lango pavasaris geras. Let's go. Sakykit, ką jums reiškia būti sesėm? Iš tiesų, mes labai vieną kitą vertinom. Ir sesėm mums būti reiškia tikrai labai daug. Ir mes labai puikiai suprantam, kad jeigu viena kitos neturėtumėm, tai būtumėm visai kitokie žmonės. O visada buvo tokios artimos? Taip, esame artimos. Ar visada tokios buvom? Taip ir buvom. Ir man atrodo, kad mes nelabai ir pykstamės gyvenime. Nelabai. Aš dabar kalbinau žmonės, dovanojau jūsų kojines ir klausiau, kas yra empatija. Jie ten atsakinėjo klausimus. O tarkim dabar, jeigu jūs paprašyčiau padaryti kažkokį veiksmą, kuris jums būtų empatija, ką padarytumėt?
turbūt tiesiog apsikabintume. Taip. Ir myliminės kitą. Taip, nes empatija yra apie tai, apie supratimą kito žmogaus jausmų, apie tą ryšį. Taip, sesų gale. O, teisingai, Sesių gale. sesių gale. O sakykit, kaip jūs vieną kitą palaikote? Tarkim, būna vis tiek sudėtingų dienų, ar ne? Taip. Kažką panašaus darot? Ar yra kažkokie dar veiksmai? Arba... Ką mes darom, kai mums būna sunku? Mes įsikabinam ir sakom, mes turim rimtai dirbti. Tikrai tą. Taip, mes vieną kitą pamotyvuojam ir būtinai pasakom, kad mylim. Ir šitą aš iš tikrųjų išmokau iš Nikos. Ir mes vis laik net juokiamės su šeima, kad Nikita niekada nepadeda ragelio, nepasakius myliu. Kaip fainai. Tai va Nes, žinok, šito- šiurpas perėjo, ką tik aš jums prisiek. Tai mes, ne tik aš, bet ir visa šeima mokomės iš Nikitos tą myliu dažniau pasakyti ir manau, kad visi turėtų taip daryti. Teisingai, labai geras požiūris. Sesutės, sakykit man, ką jums reiškia žinoti, kad jūsų visa šita idėja ir projektas įkvepia kitus žmonės? Vat dabar sako šitą sakinį ir nelabai eina suvokti, kad mes įkvepiam ką nors. Nes atrodo tiesiog darai dalykus, tai kas tau rūpi, labai fainai, kad dar sugebam įkvėpti kitus. Nes tiesiog gyvenam gyvenimą tikrai, nėra čia mūsų kažkoks tikslas. Koks momentas jūs labiausiai nudžiugina? Šiaip tų momentėlių yra labai daug, kurie džiugina mus kasdienybėj. Pavyzdžiui, Nika, kas tave džiugina mūsų šitam kojinių kelioniai? Labiausiai patinka dirbti su mano sesė. Tiesiog džiugina laikas kartu, tikrai labai džiugina. O jeigu toks iš svaresnių, tokių labiau įsimintinų atvejų, tai visai neseniai perskaičiau komentarą Facebook'e po vienu iš mūsų postų, kad viena moteris pasakojo, kad ji nusprendė nesidaryti aborto, nors buvo skatinama ir gydytojų, ir aplinkos, sužinojusi, kad jai gims vaikelis su Dauno sindromu. Bet ji nusprendė nepasidaryti aborto, išgirdus mūsų istoriją ir patikėjus, kad gyvenimas su Dauno sindromu gali būti laimingas. Ir nėra viskas tik blogai. Ir nėra, kad tik stereotipai tave visą gyvenimą supa ir visi atstums ir viskas, dabar jau tavo gyvenimas baigėsi. Tai labai smagu, sakau, vėlgi, labai sunku suvokti tą, bet faina, kad mūsų tiesiog rodymas į socialinį erdvėje ir tos kojinės pasiekia žmonės, kuriems to reikia tuo metu. Tai labai faina, kad sugebam įkvėpti kitus. Tai va, ir čia jau nebe apie verslą kalba eina, čia jau kalba apie pasirinkimą ir kaip istorija gali pakeisti kitą istoriją, ar ne? Šiaip labai įdomu, mes buvom pas mus ofise, bet realybėj tai mes ne visus savo darbus atliekam ofise. Daug ką labai darom ir iš namų. Tai kadangi mūsų veikloj tenka daug filmuoti socialiniai medijai, tai tuos visus savo reelsus filmukus dažniausiai namuose ir filmuojam. Jo. Tai mes galvojam, galbūt pakviestumėm į svečius pažiūrėti, kaip tenais mūsų ta erdvė kūrybinė. Gerai. Mes kaip tik pafilmuoti galėsim. Galiam, šitaip. Gerai. Mes esam pas jūs namuose, ar ne? Taip. Kur jūs filmuojat viską socmedijai. Taip, labai dažnai čia filmuoju. Kur vieta čia, pas šitą sofutę būtent? Taip, šitą sofutę dažniausiai, aišku, aš dažniausiai būnu už kadro. Operatorius, taip, o Nikita yra mūsų modelis, profesionali aktorė. Malonu susipažint. Kolegos esam. Gerai, o ką jums reiškia kovo 21? Kovo 21 diena yra žmonių su Dauno sindromo diena ir nešioja skirtingas kojines. Taip, žmonės užsideda tą dieną skirtingas kojines. Mum kovo 21 yra lyg antros kalėdos. Tikrai. Ir ne tik ta prasme, kad daugiau tų kojinių užsakymų būna tą dieną, bet mes jaučiam žiauriai didelę laimę tą dieną, nes kovo 21 diena yra tokia ypatinga. Ta diena visi žmonės atrodo staiga išmoksta tos tolerancijos. Visi užsideda bendrai tas spalvotas skirtingas kojines ir atrodo visi pamiršta tos pykčius ir nebekritikuoja vieni kitų, priema žmonės tokius, kokie yra. Ir tą dieną tiesiog labai daug laimės jaučiam. Gerai, pasakykit man, o kodėl būtinai kojinės yra skirtingos? Žmonės, kur su Dauno sindromo, kur turi dar plus vieną chromosomą, kur forma kaip kojinė. Chromosomos forma, ar ne, kaip kojinė.
Taip, ir būtent dėl to koinės yra tas simbolis. Ir kodėl jos skirtingos? Dėl to, kad tai simbolizuoja, jog mes visi kažkom šiek tiek skiriamės. Bet tuo pačiu koinės, kad ir skirtingos, jos turi tą pačią formą, jos yra panašios, jos atlieka tą pačią funkciją. Tai tas irgi taip pat primena, jog mes kažkom ir panašus vis tik tai visi. Jeigu kalba koinės būtų vienas sakinys, vat Lietuvai visai, koks tai būtų sakinys? Jo, šiaip per tas savo koinės mes norim labai daug visko pasakyti. Bet jeigu reikėtų taip apibendrinti gražiai, tai turbūt, kad pasaulis gražesnis, kai kiekvienas gali būti savimi. Ačiū Jums labai už pokalbį. Labai smagu, kad įsileido ir į ofisą, ir į namus. Jaučiuosi jau Jūsų draugas, ir su skirtingom koinėm. O dabar, jeigu yra žmonių, kurie žiūri ir nori įsigyti Jūsų koinę, tai kur rasti? Sakykit visą informaciją. Įeikite kalbakoinės.lt ir ten Jūs rasite mūsų koinės. O šiaip labai kviečiam ir socialiniuose tinkluose mus pasiekti. Tai tiesiog kalba koinės Facebook'e, kalba koinės Instagram'e, mes ten pakankamai aktyvios, tai labai lauksim visų prisijungiančių. Tai ką, tai pirkite koinės, sekite kalba koinės ir 21 dieną užsidėkite skirtingas koinės. O šiaip, jeigu Jūs palėtė šitą istoriją, tai prisijungite prie mūsų ir komentaruose parašykite, kas Jums yra empatija. Viskas, o aš Jūs tada palieku ir išeinu. Nebent dar kavos pasiūlysiu. Pasiūlysiu. Gerai,